Sveiki visi, su jumis vėl Passive Income Fanas ir šiandien pakalbėsim apie MicroStrategy kompaniją. Truputį papasakosiu, ką apie ją aš manau, truputį panalizuosim, kokia ateitis jos, kokios naujienos, tai tada iš karto gal einam prie reikalo ir norėčiau parodyti jums vieną lentelę, kuri mane labai sudomino. Tai pirmiausia, aplamai, kas yra MicroStrategy kompanija. Iki tol, kol Michaelas Sayloras nepasinėrė į bitkoino maksimalizmą ir nepirko bitkoino tokiais tempais, tai ši kompanija buvo eilinė software, kaip sakant, kompanija, kuri pardavinėjo programinę įrangą. Ji tą daro ir dabar, be abejo, šitas verslas nėra pats be bitkoino kažkoks generuojantis labai didelius pelnus, bet viskas pasikeitė nuo tos dienos, kai Michaelas Sayloras įtraukė savo kompanijos balansą bitkoinus. Nuo tos dienos MicroStrategy tapo pirma pasaulio kompanija, kuri perka kompanijos vardu bitkoinus, juos kaupė. Ir nuo to momento MicroStrategy kompanija išpopuliarėjo ir pradėjo eksponentiškai augti. Tai dabar lentelėje matome, kas daugiausia turi bitkoinų pasaulyje. Be abejo, čia yra sena lentelė. Kaip matom, MicroStrategy turi 214 šitoje lentelėje tūkstančių bitkoinų. Amerika po jos antroje vietoje, toliau Kinija ir mažėjantis. Netgi matom, čia yra ir Vokietija su 500 tūkstančių, kuriuos realiai ne per seniausiai prasidėjus bull marketui pardavė visus iki nulio. O kas liečia MicroStrategy, tai galim pasižiūrėti, netgi yra įdomus dalykas, galim matyti datą šios lentelės, tai buvo 24 metų, gegužės 6 dieną, turėjo 214 tūkstančių bitkoinų. Ir galim žiūrėti kitą lentelę turiu, tai tarkim, šiai dienai MicroStrategy turi beveik 400 tūkstančių bitkoinų. Įsivaizduoja, tai per pusę metų, mažiau nei per pusę metų praktiškai dvigubai išaugo jų kiekis. Tai kokiais tempais Sayloras perka bitkoinus, tai yra įspūdinga, bet kaip matom, jo eksponentiškai ir kaina MicroStrategy auga. Dabar kodėl taip yra, tai aš manau, priežastis tame, kad bitkoinas yra rečiausias ir sunkiausiai išgaunamas turtas, kurio vertė su laiku tiesiog užprogramuota kilti ir žymiai retesnis už auksą. Ir kuo toliau bus vadinami tie halvingai, kuo toliau bus sunkiau užgaunamas bitkoinas, tuo jis bus retesnis ir retesnis. O jo vertė turėtų kilti, nes visi jo norės. Kaip matom, atėjo toks laikas, kai bitkoinas legalizuojamas, šalis netgi nori įtraukti juos į savo rezervus. Tai tiesiog atėjo momentas, kai bitkoinas turėjo arba eiti, kaip sakant, iki nulio, arba eiti iki milijono ir viršų. Tai mes tikriausiai nebesulauksim, kad bitkoinas eis iki nulio, nes viskas legalizuojama, visi jo nori, tai dabar, kaip sakant, liko tik laukti, kada jis eis jo kaina iki milijono ir aukščiau. Tai dabar, ką dar norėčiau jums parodyti, tai tarkim, jo vidutinę galim pasižiūrėti, jų MicroStrategy vien pelnas iš dabar turimų bitkoinų yra tikrai nežmoniškas, nes jų kaina, vidutinė pirkimo kaina yra visų bitkoinų 56 tūkstančiai su trupučiu dolerių. Tai įsivaizduokit, tai beveik jie uždirba dvigubai pelno nuo pat pradžių, kai jie perka bitkoiną, tai ir nieko nedarant, tik už tai, kad jie laiko jį. Tai tikrai įspūdingai. Šitą pavyzdį pradėjo kopijuoti kitos kompanijos, bet manau, esmė tokia, kad niekas realiai tikriausiai nebepavys MicroStrategy, nes tai jie tikrai nežada patys mažinti bitkoino pirkimo tempų ir bitkoinas, kaip sakant, jisai auga ir kuo toliau, tuo sunkiau bus kitiems konkurentams pasiekti jų rezervus. Ką turi MicroStrategy. Tai unikalus iš tikrųjų sprendimas ir daug kas Saylorą vadina
bepročiu dėl to, kiti vadina genijum. Gal negalėčiau pavadinti genijumi, bet asmeniškai pavadinčiau tokį žmogų, kuris kažkokį atrado glyčą, kaip sakant, matricai, kad kaip pasinaudoti tirpstančiais, nuvertėjančiais pinigais ir už juos pirkti rečiausią ir sunkiausiai išgaunamą turtą pasaulyje, tai yra bitkoiną. Tai tikrai, manau, unikalus dalykas. Ir dėl to aš pats esu peržiūrėjęs tikrai nemažai interviu ir podcastą su Michael Sayloru. Tai kuo toliau aš tuo labiau pats tampu bitcoin maksimalistu ir tikrai tikiu šią kompaniją. Bet dar ką norėčiau pakalbėti, tai apie vadinamą elephant in the room, tai kas dabar tas dramblys kambaryje, tai apie kurį mažai kas šneka, tai galim pasižiūrėti, turiu tokį įdomią lentelę. Jau nuo praeito mėnesio girdžiu gandus, kad MicroStrategy bus įtraukta į Nasdaq 100 indeksą. Dabar kodėl taip gali būti, nes ši kompanija paskutiniu metu atitinka visus reikalavimus, kad būtų įtraukta į Nasdaq 100 indeksą ir tikriausiai, kaip matom, parašyta, kad tikriausiai tikėtina gali tai įvykti gruodžio 20 dieną šių metų. Nebedaug liko laukti ir jeigu tai nutiks, tai bus daug ką keičiantis dalykas, nes galim, tarkim, netgi įsivaizduoti, kokios įplaukos eina į Nasdaq 100 indeksą per visą pasaulį, kiek jis yra populiarus ir kiek fondų valdytojų, kiek pensijų fondų ir rizikos valdymo fondų ir aplamai kompanijų investuoja ir pačių pavienių žmonių investuoja į šį indeksą. Tai tarkim, pagal šios dienos kapitalizaciją MicroStrategy, jeigu būtų įtraukta į šį indeksą, manau, turėtų būti kažkur tarp 50-60 vietos. Tai įsivaizduokit, jei pagal šitos skaičius vien iš Nasdaq 100 indekso jie turėtų įplaukti per pirmą mėnesį apie $2 milijardus įplaukų į šią kompaniją ir toliau sekančiais mėnesiais turėtų plaukti tikrai didelės pinigų sumos. Tai Michaelas Sayloras pasinaudos tikrai šią galimybę ir tuos pinigus automatiškai iš karto pirks bitkoiną, kas vėl kels bitkoino kainą, automatiškai keldama MicroStrategy kompanijos kainą, kurios kapitalizacija automatiškai augs ir automatiškai vėl kils aukščiau indekse lentelėje, o kuo aukščiau indekse lentelėje, kuo aukštesnėje vietoje stovi kompanija, tuo daugiau dar pritraukia pinigų. Tai čia automatiškai toksai bus vadinamas sniego gniūžtės efektas. Ir manau, šiai kompanijai tikrai po šio įtraukimo į indeksą prognozė nusimato labai gera. Aš pats asmeniškai tikiu, kad tai nutiks ir kitais metais, manau, bus tikrai ne tik bitkoinų bus augimas didelis, bet automatiškai ir MicroStrategy vien dėl bitkoinų kainos, plus dėl indekso įtraukimo, plus dėl kitų investuotojų susidomėjimo šią kompaniją. Tai mano prognozė būtų, kad jeigu tai nutiks, automatiškai ateityje turėtų ši kompanija būti įtraukta į S&P 500. Be abejo, tai yra daug sunkiau, kad būtų įtraukta kompanija yra daug didesni kriterijai, daug didesni standartai nei Nasdaq 100, bet jei tai nutiks, kokių ateityje 1-2 metų bėgė, tai įsivaizduokit, kokios ten įplaukos įplauks. Tai po tokių įvykių, manau, MicroStrategy kompanija lengvai 2 metų bėgiai gali pasiekti $1,000 ir daugiau už vieną akciją kainą, tai galime sulaukti netgi kelių metų bėgyje vėl kompanijos padalinimo, to vadinamo splito. Tai aš asmeniškai pats esu labai pozityviai nusiteikęs dėl šios kompanijos, pats tikrai nemažinsiu, o didinsiu investicijas į šią kompaniją. Ir be abejo, turėsim tų vadinamų kainų šuolių aukštyn žemyn, nes viena iš labiausiai pasaulyje dabar šiuo metu treidinamų kompanijų, tai daug kas bando, kaip sakant, ir taimint tą rinką, tą marketą. Tai aš pats bandau pažaisti su trigubų svertų per Trading 12, bet realiai asmeniškai kol kas turiu neblogą rezultatą. Dabar, ką matėt, kiek įrodžiau portfelį, būnu minuse, bet realiai turiu suprekiavęs 2000 jau pelno per porą trejetą praeitų savaičių su šiuo svertu. Tai
jo, matysim, kaip seksis toliau. Pats Michaelas Sayloras, kaip minėjau, yra Bitcoin maksimalistas. Jis yra per paskutinę kompanijos ataskaitą pristatęs 42 milijardų planą per ateinančius 3 metus, už kuriuos bus perkamas Bitcoinas. Tai tikrai nemaža suma, nemažos bus įplaukos, plus ką jie turi unikalų dalyką, tai jie išleidžia vadinamas tokias convertible bonds, tai kas išvertus gaunasi iškeičiamas obligacijas. Ką tai reiškia? Tai tarkim, tokie fondai, investicijų valdytojai, kurie negali, tarkim, investuoti tiesiog į Bitcoiną, perka šitas obligacijas iš MicroStrategy, turi, kaip sakant, užsitikrinę savo obligacijų išpirkimą, ateityje apsidraudę rizikas, o plus prie to pačio dar turi potencialą ateityje kompanijai išaugus jos vertei iškeisti šitas obligacijas į kompanijos akcijas ir jas taip realizuoti dar didesnį pelną. Tai realiai Sayloras paleido berods 3 ar 5 milijardus tų obligacijų nesenai ir jas praktiškai per kelias dienas buvo jos išpirktos. O kokią naudą gavo pati kompanija, tai jie tiesiog pasiskolino tuos 5 milijardus už beveik 0% palūkanų. Tai įsivaizduokit, pasiskolinę pinigus beveik už dyką, kurie yra su laiku nuvertėjantis ir už juos automatiškai iš karto staigiai perki patį rečiausią turtą, tai yra Bitcoiną, kurį sunkiausia išgauti ir kuris su laiku tik tai kyla vertėjai, lengvai uždirbant pinigus. Tai matysim, kaip seksis ateityje. Gal ne viskas bus taip rožėm klota, kaip nupasakojau, bet aš pats asmeniškai gan esu labai nusiteikęs pozityviai, kaip minėjau. Stebėkit kanalą, kiekvieną mėnesį darysiu portfelio apžvalgas. Kas nesaka, kad pasekit kanalą, man tai bus motyvacija kurti daugiau video, dalintis daugiau idėjų. Šiuo metu esu susikėlęs tikslą pasiekti 500 prenumeratorių. Dar nemažai reikia pastangų ir laiko tą padaryti, bet tikiu, kad tai pavyks. Kaip sakant, čia tas pats, kas investavime. Pastovumas ir laikas atneša rezultatus. Tai šiam video tikriausiai būtų tiek. Likit sveiki ir iki kitų kartų.